2013 metų gruodžio mėnesį pavakarę prieš pat Kalėdas vietinė Švikšniškė rinkos prie bažnyčios pastatytas eglis, kad atvažiavę seniūns įjungtum lempeles ir eglelę nušvestum visiems skelbdama apie Kalėdų artėjimą. Ton vakarą buvo velniška šalta, todėl susirinkusieji mindžikavo, tūpčioji, trypčioji, ir visi apkite apšildės. Vaka velniška jaudinos, juk eglė tep sušveit tik vieną kartą metus, o tas seniūns Šeputis nikap nesiroda, kam čia reikalas. Vaka vis veizė ton seniūnėjus posi gerą dar, kad muzikons grajai vis šiek tiek linksmiau buvo. Vo brazus į brazą arklys šala prie seniūnėjas. O, kaip dreba arklėlis. Šeputis vis tik dar vis nesiroda. O tų momentų seniūnėjo vyka perversmus. Ten laisva elgėsi Snieguolis, tai apsirenginėja, tai nusirenginėja, seniūnėjas darbuotoja buvo parsigondint. Ir nežinoja, ką daryti. O Kalėdų sienis užlaužė seniūną Alfonsą Šeputį ano pateis kabinete ir vartės po seniūnėjais dokumentus. Kalėdų sienis pilna parėmė valdžią. Paplokim visi! Austėjai padėkojam ir saldainių reikės. Kiek čia saldainių? Va, prašau.